Labadiena, mėly televizijos kompas žiūrovai. Kaip ir kasmet, balandžio pabaigoje, jūs susirinkate prie televizijos ekranų ir pamatysime mūsų naujausią pranešimą ir mane. Šiandien mūsų tema yra kompiuteriai kasdieniniame gyvenime. Bet visų pirma pradėkime. Kas yra tas kompiuteris? Žodynas teigia. Aš manau visų pirma paklausime, ką žmonės mano. Kas yra tas kompiuteris? Labadiena, gal galėtumėt pasakyti, kas yra kompiuteris? Kompiuteris tai yra dėžė, iš kurios sklinda labai įdomios spalvos ir garsai. Plačiau. Nu, pavyzdžiui, pip, pip. Kas yra kompiuteris? Kas turi dėžį? Dėžė, kuri atlieka veiksmus, su kuria galima žaisti. Ir visgi žodynas teigia, kad kompiuteris tai elektroninė skaičiavimo mašina. Mes kompiuterį apibūdiname kaip įrenginį, skirtą gabenti, priimti duomenis, atlikti visus nurodytus veiksmus ir teikti skaičiavimo rezultatus. Visi žino, kad kompiuterių galimybės bei įvairovė yra labai didelė. Ar visi tą žino? Paklauskime mūsų protingųjų klausytojų ir žiūrovų. Kas yra kompiuteris? Kompiuteris, tokia dėžutė, mechanizmai ir ekranas, ir klaviatūra, ir spaudi, ir tada darai, ką nori. Aš manyčiau, tai yra galimybė prisijungti prie interneto, ne? Kas čia per atsakymai? Kas čia per žiūrovai mūsų burni kokie? Taigi, kompiuteris skirtas naudoti tam, kad mes atliktume su jo skaičiavimus, žaistume įvairius žaidimus, žiūrėtume filmus, klausytumės muzikos ir dar daugelį kitų dalykų su juo galime daryti. Žmonės, įsiminkite pagaliau, ką jūs darote dienų dienomis. Užteks. Or žinote, kad kompiuterių būna 3 rūšių. Stalinis, nešiojamas ir kišeninis. Dabar yra sukurta logo programavimo kalba, beje realizuojančios įvairios programavimo sistemas, skirtos įvairaus amžiaus moksleivių kūrybiškumui ugdyti. Šią programą galima pritaikyti įvairiose pamokose. O ar Lietuvos moksleiviai žino, kas yra ta logo programavimo kalba? Kas yra logo programavimo kalba? Nu, tai čia paprasta, čia kai logotipus tai suprogramuoja, kad jie atrodytų gražiau. Kas yra logo programavimo kalba? Nežinau. Kas yra logo programavimo kalba? Ką? Taip. Iš esmės nežinau, bet man atrodo, tai nereikšmingas klausimas. Taigi matome, kad apie logo programavimo kalbą mažai žinių. Kartu su kompiuteriu atsirado naujos mokymosi formos. Dar visai neseniai nuotolinis mokymas buvo suprantamas tik kaip mokymas susirašinėja, o dabar, neišeidami iš namų, galite tiesiog konsultuoti su dėstytojais, dalyvauti diskusijose, konferencijose, padaryti pranešimus.
Tai, kodėl tikriausiai tiek daug moksleivių šiais laikais nevaikšto į mokyklą. Namuose mokosi. Šaunuoliai. O dabar reklama. Tu troškulys, o aš spraitus. Palaukti porą metų. Tau bus, o viešpatie. Dabar pakalbėsime kompiuterių panaudojimą moksle. Ne viena šiuolaikinė mokslo bei mokymo įstaiga negali apsieiti be kompiuterių. Kompiuteris tapo nuolatiniu pagalbininku bei darbo priemonė visiems. Nepakeičiamas kompiuteris ir mokyklos. Dar prieš 10 metų kompiuteris buvo vien tik informatikos mokytojos darbo priemonė. O dabar kompiuterį galima rasti bei kiekviename kabinete. Dabar pakalbėkime apie kompiuterio panaudojimą bibliotekoje. Modernioje šiuolaikinėje bibliotekoje nereikia ilgai vargti, norint sužinoti, ar jums rūpimas leidinys yra bibliotekoje. Bibliotekos kompiuteris pateikia visą informaciją, kiek egzempliorių yra, kas šiuo metu skaito, kada turi grąžinti ir taip toliau. Daugelis bibliotekų naudoja Libis programą. Tai Lietuvos integrali bibliotekų sistema. Pagal Libis programą yra registruojami nauji skaitytojai, pagal ją taip pat kontroliuojamas knygų išdavimas ir grąžinimas. Taip pat yra apsaugojami skaitytojų duomenys. Taip pat bibliotekose esančiais kompiuteriais ir internetu gali naudotis visi lankytojai. Paklauskime Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazijos bibliotekininkų, kaip jiems tarnauja kompiuteris jų darbo metu. Labadiena. Taigi visų pirma, nuo kada Mykolo Biržiškos gimnazijos bibliotekoje atsirado kompiuteris? Pats pirmas kompiuteris atsirado 1998 metais, jis buvo skirtas bibliotekai, buvo laimėtas Atviros Lietuvos fondo projekte. O nuo kada egzistuoja kompiuteriai kaip bibliotekos darbuotojams tik tai? Ir dar 2 kompiuterius gavom 2004 metų pabaigoje. Ir tuomet, kai buvo pradėta mokykloje diegti MOBIS, programinė įranga skirta bibliotekos darbui kompiuterizuoti. O ko kompiuteriai būtent padeda jūsų darbui? Kaip palengvina? Paspartina vartotojų aptarnavimą ir padidina kontrolės galimybės. Mes galim visą laiką pažiūrėti, ar mes tikrai tą kažkokį konkretų leidinį dar turime. Mes iš karto matome dokumento statusą su programinės įrangos pagalba ir žinome, ar jis yra priskirtas skaityklos fondui, ar jis paimtas, ar jis turėtų kiek tų dėmesio. O ar dažnai kompiuteriai genda bibliotekoje? Ne, nedažnai. Tada labai gerai. Taigi, ačiū gerbim viešinius atsakymus ir tęsime mūsų laidą toliau. Susitiksime po reklaminės pertraukėlės. 1 minute, please. Time, thank you. Could you all please put down your pens and bring your papers to the front of the room? Thank you. Well done. Thank you. Thank you. Thank you. Oh, I'm sorry, you're too late. Gave you plenty of warnings about time. You failed. Sorry. Excuse me, do you know who I am? I have absolutely no idea. Good. Kaip matome, kompiuteris bibliotekoje yra tikrai labai reikalingas aparatas. Dabar aš jums papasakosiu apie kompiuterinę leidybą ir elektroninę spaudą. Kompiuterinė leidyba palengva virto interneto tinklapio kūrimu, grafinės vartotojo sąsajos kūrimo dalimi, bei paskatino lazerinio spausdintuvo ir postscript sukūrimą.
Dabar net profesionalūs knygų leidėjai naudoja kompiuterinės maketavimo sistemas. Kompiuterinė leidybai naudojama specialios leidybos programos, pavyzdžiui, Adobe PageMaker, Adobe Infinite, Quark Express ir taip toliau. Jomis galime puikiai parengti daugelį leidinių. Vis daugiau atsiranda ir elektroninių leidinių. Anksčiau vienas kitas žurnalas ar laikraštis skelbdavo internete analogišką popieriniam leidinių versiją. Dabar jau galima rasti net kai kurių knygų elektroninės versijos, kaip pravartu iš tikrųjų. Daugelį šiuolaikinių žodynų sunku įsivaizduoti be kompiuterinių analogų, pavyzdžiui, Alkonas, Anglolas. Vis daugiau leidinių nebeturi popieriaus analogų, ir ačiū Dievui. Net kai kurios knygos publikuojamas tik internete ar kompaktinėje plokštelėje. Kompiuteriai ir muzika! Neaplinkė kompiuteriai ir muzikos kūrėjų bei atlikėjų. Pačių paprasčiausių muzikos informacijos apdorojimo programų galima rasti internete ir atsisiųsdinti nemokamai. Sukurtos muzikos programos leidžia imituoti įvairiausius instrumentus, panaudoti papildomas garsų bibliotekas, užrašyti partitūras, jas atlikti ir panašiai. Taip pat ir internetas ir kompiuteriai suteikia mums galimybę pigiai kopijuoti ir perti bet kokius skaitmeninius duomenis. Pirmiausia, programinė įranga ir muzika netrukus tai pasikeis ir su filmais. Muzikos įrašai kompaktinėse plokštelėse irgi skaitmeniniai ir jie yra ilgaamžiai. Nes įrašų kompaktinės plokštelės garso kokybė laikui bėgant nepraranda kokybės. Paskutinė mūsų laidos dalis – prekyba internete. Šiuo metu internete gausu įvairių parduotuvių, nuo knygynų iki picerijų. Užsakymai pateikiami specialiuose blankuose, atsiskaitoma įvairiai. Atsispausdinus sąskaitą iš interneto ir vėliau jie apmokėjus bankiniu pavedimu iš savo įmonės sąskaitų. Atsispausdinus sąskaitą iš interneto ir vėliau įnešus grynus pinigus į banką, tinka gyventojai. Apmokėjus grynais ar pavedimu, kada prekės gausi. Iš karto per internetą tiesiai iš savo banko sąskaitą. Mėly mūsų laidos žiūrovai, šiais metais mes jums parodėme tik tai tiek informacijos. Labai gaila, tačiau mes neturime daugiau laiko. Taigi susitiksime 2011 metais, balandžio 28 dieną. Ir būkite visi prie televizijos ekranų.